Na tai labas rytas, antradienis, kėliau video, dabar peržiūrinėjau, ar nėra kliurkų, tai yra, nes kadangi sudėjau tekstą ant video ir vėliau uždėjau intro, mano tekstai pasislinko, tai reikės sekantį kartą kažkaip atsiminti tą dalyką, nes aš galvojau, kodėl viską gerai sudėjau ir va taip, žodžiu. Intro pridėjau ir viskas išsibarstė. Nu ką padarysi, naujas kanalas, dar nežinomas labai, tai nieko baisaus. O šiaip priminsiu, kaip visada, jeigu neprenumeruoji, tai spausk prenumeruoti, varpelį, kad praneštų, jog jau yra naujas video, like, komentaras, taip padėsi augti šiam kanalui. Va, mažylis miega, o šios savaitės iššūkis yra skaitmeninis išsivalymas. Tai dar prieš jį pradedant norėjau apie du dalykus pašnekėti, kurie, nežinau, man bent jau labai bado akis ir galvoju, gal kažkam irgi užkliuvo. Tai pas mane yra tokia labai įdomi šukuosena. Tai dėl ko jinai tokia yra, nes gruodžio mėnesį man operavo ausį. Kadangi pjovimas buvo už ausies, tai teko truputį nuskust plaukų čia. Tai va, nuo gruodžio mėnesio visai, sakyčiau, daug ataugę. Tai reikia palaukti, kada ataugs normaliai ir jau nebesimaišys čia taip labai. O antras dalykas, tai reikia keliauti į virtuvę. Tai kabo šitas popieriaus lapas nuspalvintas gražiai. Tai čia yra 30 dienų stiklinės tokios mano nupieštos, mano meniniai sugebėjimai. Balandžio mėnesį čia pildžiau po vieną stiklinę vandens į dieną. Turėdavau užgerti, kad įsiveščiau įprotį gerti vandenį. Ir gegužės mėnesį man visai buvo pradėję irgi sektis jau po 2 stiklinės vandens turėjau išgerti. Tai tik gal gegužės, neatsimenu, 2 gal dieną, 1 tik stiklinė buvo išgerta, bet šiaip tikrai labai gerai sekėsi, iki kol apsirgau. Tai kai apsirgau jau iš vis apie vandenį, nors vanduo yra tikrai sveika, naudinga, reikia gerti, bet tiesiog taip prastai jaučiausi, kad apie vandenį net pagalvoti nenorėjau šio gerti, labiau geriau arbatas su medum, su citrina ir panašiai. Tai va, tai tokie 2 dalykai, apie kuriuos norėjau pakalbėti. Ir šiandien norėčiau, dabar galvoju, yra 9:30. Galbūt man pavyks spėti, nusivalyti kaitlentę ir įkelti, kad parduodu čiužinį ir naktinius staliukus. Tai tokie 3 didžiausi mano darbai. O šiaip, kaip ir minėjau, šios savaitės iššūkis yra skaitmeninis išsivalymas, tai pasirašysiu sąrašą, esu sąrašų žmogus. Man būtinai reikia pasirašyti sąrašą, kad paskui išbraukinėčiau, kas įvykdyta. Tai tiesiog pasirašysiu, ką telefone, kokius folderius reikia pasižiūrėti, išsikuopti kompiuteryje. Tada noriu užsirašyti, kad paštus peržvelgčiau tiek darbo, tiek asmeninį. Tiksliau 2 asmeninius, vienas mergautinis, kitas jau po vestuvių. Ir kas čia dar? Pasižiūrėti, ką seku. Šiaip turiu YouTube kanalą, kuriame esu prasivaliusi visus subscriptionus ir naujai susidėliojusi. Nes čia beveik prieš metus laiko tą buvau padarius, birželio berods mėnesį. Tai kažkaip taip ir liko, žiūriu aš tuos auginančius kanalus. Taip pat turiu Instagramo vieną tokį secret profilį,
Karts nuo karto keliu ten irgi tokius, ką pavyksta pasidaryti iš iššūkių, bet jis daugiau man yra irgi toks auginantis, kad matyčiau profilius, kurie man padėtų siekti tos ateities moters, žodžiu, kurią norėčiau tapti. Tai va, tai keliauju pasidaryti sąrašo ir tada keliausiu, gal kol mažylis, jeigu neatsikels, tai kaitlentę nusivalysiu. Ir skalbimas. Šiandien jau antradienis, aš paprastai pirmadieniais darau patalinius skalbimus, tai šitas darbus 4. Na va, pasidariau sąrašiuką. Galėsiu po truputį išsivalyti. Kol vyksta skalbimas, tai keliaujam mes į parduotuvę, nes vakar tėtis nupirko ne tą feta sūrį. O aš jau visai norėčiau pavalgyti, tai reikia pasigaminti pietus. Tai keliaujam. Tuo pačiu apsipirksim dar trečiadienio filmų vakarui.
Nu, ėjau 3 daiktų, sūrio, skustukų ir traškučių, bet prisiminiau, kad sultys pas mus į pabaigą. Tada neseniai ragavau šitų, man jie labai patiko, tai pamačiau dar vienus. Ir dukrytei reikia maudymuko šiai vasarai, kadangi jinai dabar labai pasinešus ant kriauklyčių, undinėlių ir panašiai, tai gal patiks. Reikia tik pamatuoti, ar tikrai tiks dydis. Ir noriu pasakoti, kuo man šitie, nors abu feta, bet skiriasi man šie sūriai. Tai būtent šis Favita yra toks sūresnis ir jisai man prideda būtent to prieskonio, ko labai norisi prie patiekalo, kurį tuoj gaminsiu. Kadangi patiekalas yra be mėsos, o daržovės ir sūriai 2 rūšių, tai būtent šitas man tinkamiausias šiam patiekalui. Nežinau, kaip vadinasi patiekalas, ten makaronai, daržovės ir sūriai, tai pamatysi. Va. O šitas mažiau sūresnis, aš jį bandžiau, ne tas, visiškai ne tas, tai va, mamai pasiūlysiu, ar nežinau, kažkam iš šeimos narių atiduosim, kad suvalgytų, nereikėtų išmesti. Tai patiekalui reikės paprikos, cukinijos, svogūno ir česnakų. Šiaip galima dėti ir 2 paprikas, ten 2 cukinijas, 3 svogūnų. Jau kaip ten nori, taip galima tikrai čia varijuoti. Tada cukiniją riežinėlius pjaustom. Aš stengiuosi labai storų gal nepjaustyt, kad spėtų išsitroškinti. Papriką supjaustom tokiais šiaudeliais. Ir tada galima šiaudeliais, galima aš truputėlį dar šiek tiek pasmulkinu. Sudėsim į dubenėlį. Svogūną supjaustom smulkiai. Česnakas irgi bus susmulkinamas. Šitą receptą išmokau, kai dirbau auklę. Tai teko gaminti vaikams. Aišku, mano kulinariniai sugebėjimai tai tokie. Yra kas geriau moka, bet Taip, daržovės dėsim kepti keptuvę, puode užvirsim makaronus, spagečius ir kol viskas troškinsis ir virs, sutarkuosiu fermentinį sūrį. Daržovės troškinasi, aš įdėjau pradžiai česnaką, kad pasklistų aromatas, tada svogūną įdėjau, truputį pakepiau ir tada likusias daržovės. Dabar aš tegul troškinasi. Čia užvirs vanduo makaronams. Sūrą atspjaunam pagal skonį ir kas labiau mėgsta, kas mažiau mėgsta. Ir sutarkuot reikia jį. Sūrį tarkavau per brokinę tarką. Na ką, viskas išvirė. Išsitroškino ir dabar taip,
makaronus superiam, aišku, bus sudėtinga dabar viena ranka. Išmaišyti reikia. Beriam sūrį. Po to jį išmaišyti reikia. Ir va, tai išmaišom visą tai dar kartą. Taip, net seilė. Seilės jaučiu renkasi, noriu valgyti. Ir tada, ir paskutinis akcentas yra feta sūris. Anksčiau dėdavau dalį jo, bet kadangi arba nespėdavau kažko kitko pagaminti, tiesiog pritrūkdavau laiko, arba užmirždavau, arba dar kažkas, tai man supelydavo. Tai aš nuo to laiko, kad nešvaistyti maisto, visą susidedu jį, gabaliukais. Sumetu. Nes jeigu ką, galima ne visą dėti ir paskui jį tiesiog, pavyzdžiui, su šaldyta tešla paimti tokius pyragėlius išsikepti su špinatais ir feta sūriu. Labai skanu. Rekomenduoju. Žodžiu, nekankinant vaiko, viską irgi sumaišom. Bet išmaišom taip, kad būtų toks kaip išsilydęs net tas fetos sūris. Ir voila! Tai turi gautis maždaug kažkas tokio. Aišku, labai skubėjau dabar, nes mažylis valgyti norėjau. Kad kartu pavalgytume. Va. Labai skanu. Skanaus. Kur žalios? O, Žalios čia. Tai labas rytas, šiandien jau ketvirtadienis, jau kitą savaitę, 2 dienas vėluoju kelt šitą video, tai va šiandien jau įkėliau. Iššūkio neįvykdžiau, nebuvo kada, labiau gal ne tai, kad nebuvo kada, o prioritetai, nes naktis šiek tiek sunkesnės pas mus, dabar dygsta dantukai, tai ir man ir vyrui neleidžia išsimiegoti, tai pirmąjį miegelį stengiuosi kartu miegoti, kiek leidžia. Pavyzdžiui, vakar tik valandą leido pamiegoti, užvakar 2. Paskui vis tiek užsiemu pačiu mažyliu, lavinu jį ir panašiai, kad augtų ir raida nevėluotų. Taip sako.
Tai o vakarais paskaičius pasakas, dukrytei kažkaip, aš tiesiog lūžtu realiai, nes man neužtenka miego. Tai va taip ta diena ir dėliojasi, kad, tai kol maži vaikai, nesigauna visko padaryti. Kaip mano mama atkreipė dėmesį, knygos apie visokius ten, ne motivacijas, bet produktyvumus ten ir panašiai, jos labiau vyram parašytos ir aš visai jai pritariu su šitą mintim, tikrai. Aš skaitau, tiksliau klausau audio knygų ir, ir būna klausimai, tai o kaip, kada tai padaryti? Tiesiog. Nes irgi Rolando Mackevičiaus mintis irgi labai patiko, kad tu turi kažką paaukoti. Tai, kad padaryti kažką, tai arba vaikus paaukosi, laiką su jais ir panašiai, arba kažką vis tiek turi aukoti. Tai neįvykdžiau, kol kas neišsikeliu sekančiai savaitai iššūkio, tiesiog noriu pabaigti pirmus 2 neįvykdytus, tai vis dar miegamasis laukia, kada bus iškuoptas ir skaitmeninis išsivalymas. Tai jeigu nespėjai ir tu nieko baisaus, motinystė yra motinystė. Motinystė yra darbas ir čia svarbiausias žmogus, direktorius ir panašiai yra mažasis žmogus. Tai va. O aš ką, keliauju, pabaigsiu šitą montavimą jau ir manęs laukia pusryčiai, tai kviečiu čin kavos arbatos ir tikiuosi gerai praleidai laiką ir buvo įdomus video. Tai priminsiu, jeigu neprenumeruoji mūsų kanalą, tai spausk prenumeruoti varpelį, kad praneštų, kai tik įkrenta naujas mano video, like ir komentaras, kad padėtų augti šiam kanalui. Tai gali pakomentuoti, ar bandėjai receptą, ar bandysi receptą, kas sunkiausia, galbūt pati savas išsikels kažkokį iššūkį, tai arba tiesiog kaip tavo motinystė, kaip gyvenimas, nebūtinai motinystė, galbūt žiūri kažkas ir be vaikučių, tai visada įdomu paskaityti. Tai ką, viskas, keliauju, skanaus, jeigu pusryčiauji ar vakarieniauji ir susimatysime kitame video.